Sveiki, esu Katarina iš katarinarekomenduoja.lt ir šiandien noriu Jums papasakoti apie skalbimą. Ar Jūs skalbiate skalbimo milteliais ar skysčiu? Čia yra esminis klausimas. Ilgą laiką, ilgus metus aš skalbiau skalbimo milteliais ir net nesukau savo galvos, kas ten yra gerai, kas yra blogai, ir man viskas buvo gerai. Kol vieną dieną man nepasiūlė panaudoti skalbimo skystį. Aš nei priešinausi, nei ką, nieko nemačiau tame blogo, nei kažką, tai tiesiog pabandžiau. Ir šiai dienai aš esu labai patenkinta, nes tikrai mano drabužiai pasidarė daug švaresni. Juodose drabužiuose nebėra baltų dėmių, baltų dryžių. Dauguma iš žmonių, su kuriais bendrauju, būtent pamini pačius pirmus trūkumus skalbimo miltelių, tai yra, kad lieka tos baltos dėmės. O tai yra paprasčiausiai nesiskalbia pilnai skalbimo milteliai. Ir kadangi visą tai mes rengiamės ant savęs ir rengiam savo vaikus, todėl realiai mes pradedam jausti odos dirginimą, mes pradedam kasytis, galbūt dėl to kartais būna ir alergijos tam tikros, tik tai mes nežinome nuo ko, nes oda veikiama skalbimo miltelių ištisai, jinai pradeda tiesiog reaguoti ir ją tikrai mes dirginame. Tai yra didžiausias turbūt minusas, nes drabužius mes galime nusipirkti naujus, o odos naujos kaip ir nenusipirksime. Taigi, prieš tai buvo darytas bandymas su skalbimo skysčiu ir su skalbimo milteliais. Kad nepasakytumėt, kad aš čia prisigalvoju ir panašiai, tai padarysiu tą bandymą dar kartą jums matant. Tiesiog čia norėjau parodyti, kad vis dėlto po ilgo laiko stovėjimo yra du skirtingi dalykai. Vat, čia yra vienas dalykas, čia yra kitas dalykas. Čia nieko nėra. Čia yra skaidrus, neskaidrus, jis tai truputėlį toks spalvą turintis, kadangi vis tiek neperšviečiamas skystis, bet jame nėra jokių nuosėdų. Jeigu mes pažiūrėtume, aišku, iš dugno jūs nematysite arba iš čia, jisai persišviečia. Čiagi yra pilno drumzlių. Ant pačio stiklainuko yra tokios drumzlės, tokios nuosėdos. Tai yra visi skalbimo milteliai. Apačioje taip pat, gaila nesimato, turbūt yra labai daug nuosėdų. Ir realiai jos visos tos ir lieka mūsų drabužiuose. Žinoma, ne visos kažkiek išsiskalauja, bet labai daug lieka drabužiuose. Yra taip pat ir žalių dar granulių ir raudonų. Tai va, dabar darysime bandymą dar pakartotinai, kad jums vis dėlto parodyčiau iš tikrųjų, kad aš darau tai realiai. Skalbimo milteliams paimu šiltą vandenį, kad jiems būtų lengviau ištirpti, tai pagelbėsim jiems. O skalbimo skysčiui paimsiu šaltą vandenį. Taigi dabar imu šaukštą, nepilną galbūt, skalbimo miltelių ir dedu į stiklainuką ir išmaišau. Čia buvo pilta spalvotiems skalbiniams skystis, dabar galiu pilti galbūt net ir baltiems skalbiniams. Pažiūrėsime, koks bus skirtumas. Tai vat, truputėlį įpilam. Į skalbimo mašiną mes pilame, į pilną skalbimo mašiną pilną kamštelį. Čia pilsim, aišku, mažiau, nes čia yra mažiau vandens, kaip ir į skalbimo miltelį mes dedame į stiklainuką mažiau, nors skalbimo mašiną dedame daugiau, kadangi kiekis vandens mažesnis, tai dedame ir mažesnį kiekį skalbiklio ir miltelį. Prašau, bet čia labai aiškiai matosi. Ką noriu pabrėžti? Galbūt sakysite, aha, čia dėjote spalvotą, čia baltą, tai todėl spalva gavosi kitokia. Bet skalbimo milteliai, jų sudėtis yra ta pati, ar jie būtų spalvotiems, ar jie būtų baltiems, jie vis tiek yra miltelių pavidalų. Baltuose gal net daugiau visų tų granulių, baltiems skalbiniams skalbti yra gal tikrai daugiau granulių, visokių baltų, mėlynų, žalių, raudonų, visokių. Ir jos realiai tos pačios. Tai kodėlgi čia mes negalim pilti to skirtingo. Čia vat yra peršviečiamas, visiškai peršviečiamas. Matote mano pirštą? Peršviečiamas vandenukas. O čia vis tiek yra drumzlės. Čia yra putos, drumzlės, nuosėdos, granulės. Gaila, jūs gal nelabai matote, bet čia plaukioja žalios granulės, raudonos granulės. Ir vanduo tikrai neperšviečiamas ir neskaidrus. Neleisite man sumiluoti, jūs patys tai matote.
Aš neprisigalvoju. Taigi, realiai, ką mes prarandame skalbdami skysčiu, ogi nieko, mes tik tai išlošiame. Todėl rekomenduoju nuo šiol pasistengti negadinti nei savo sveikatos, nei savo drabužių. Aš jums parodžiau, žinoma, tik tai kaip galima skalbti, kad galima skalbti skysčiu, galima skalbti milteliais, o jau ką naudoti ir kuo skalbti savo drabužius, renkatės tik tai jūs patys. Taigi, jeigu domina platesnė informacija ar žinios apie produktus, užeikite į mano puslapį katarinarekomenduoja.lt, susisiekite su manimi asmeniškai ir aš jums atsakysiu į visus jums kilusius klausimus. Gerų skalbimų ir iki kitų susimatymų.